Šiandien yra penktadienis, 20 diena spalio. Aš dabar lėkiu iki mūsų naujos salės. Galų gale mes dabar susiradom salę jau beveik spalio pabaiga. Planavom kažkur rugsėjį, man atrodo, susirasti iki rugsėjo salę, bet ieškom, nelabai ką radom. Tai aš dabar nuvažiuosiu, pažiūrėsiu pirmą kartą, kaip atrodo salė, nes aš pirmą kartą nemačiau. Denis sako, norima reakciją dar pamatyti. Ir visų kitų, kas tenais dar nematė, kas dar mums padės dažyti sienas. Trumpai tariant, Denis daugiau papasakos, ką nors tenais apie salę, kaip ten kas vyko prieš mum dabar atvarant. Nežinau, ką čia sakyti. Susimatysim dabar salę. Tai va, tokia salė gaunasi, ne? Čia pagrindinė ar kaip? Taip, čia bus main salė, čia užeini, tai aišku tikriausiai, mes dar neapsitarė, užeini į dešinę, čia bus, anksčiau telefonus visi galėjau padėti ir krauti, tai čia bus šitas kampas. Tada mes užeini iškart pakėlį laiptai persirengti, ten dar nueisim. Čia yra tik sporto zona. Čia yra turnikai, čia dinamikos turnikas, tenais pompitas, kur stalai stovi, per vidurį porą lygiagrečių, čia svoriai sudėti. Dar kažkas. Tada aš dabar šviesų nejungčiu, ne? Čia bus ant tą salę, čia bus dar turnikai, bėgimo takelis, hanteliai, štanga. Čia bilio kokio aukščio bus. Nu šiaip jo, pavyzdžiui, Denis tai tokio ūgio ir kaip 2 Deniai telpa. Toliau, čia dar kambariukas. Aiškiausia. Čia bus Shisha Lounge. Tai gal paliekam? Shisha Lounge, ten kino teatrą padarysim su projektorium. Kaip pirmas žvilgsnis šitą salę, tai wow. Jūs pažiūrėkit, kokio aukščio čia. Čia galima 2 salės vienas ant kito padaryti iš lofto. Kai darysim varžybos, čia bus spektatoriai. Išvies varžybos. Čia kai pakylam, atsirandam rūbiniai. Kas atsiranda? Rūbinė. Ai, čia rūbinė. Čia bus pakabos, čia bus kažkas sėdėt, pasėdėt. Man labai patinka ta estetiks šito stiklo. Ir tada čia vat kaip turnikai sudėti, maždaug panašiai plotis gali skirtis, aš nežinau, ar čia yra 2 metrai. Dinamikos turnikas. Du stulpai. Ir čia pragręžtumėm skersai sieną į savo patalpas. Ir jį mirtinai prisuktumėm taip, kad jis niekad nejudėtų. O nenorite šitą platesnę? Tai ne. Čia tiesiog. Čia tikrai tramfomų bus. Ui, tu savo. Tai žodžiu, gaunasi tokia kombinacija, atsidarai duris, šauni pro ten, frontflipą, pagauni turniką ir tada layoutą kokį. Žiūrėkit, hebra, nesakykit dėlių, nes jis mane leido, bet čia yra tos durys į nieką ir iš ten yra kambariukas ir aš labai noriu taip išlupt lauk tas durys. Čia apšilam prieš dažymis. Parodyk, kaip mokiai nulupt plakatą. Demonstratyviai. Oi, gerai. Jo, normaliai, ką aš, daug tu muzikos paklausys. Tai va, kol kas tokį matot progresą, pas mus dabar viską nudažymą apart tenais tą sienų. Vien dėl to yra problema, kad mes pabaigėm visus dažus, visą, nežinau, kiek ten litrų buvo, gal 20 litrų, gal mažiau bačioką. Duris čia dar pabaigsim dažyti ir tada gausis taip, kad dar rytoj grįšim tą perdažyti tą biškį sieną. Ir čia gal kasekus kokius patvarkysim. Nuo manęs iki sienos bus kumbritas. Va, kitas kumbrėžė beveginė balta.
Tada čia šausim dinamikui turniką, grinai, kur darys tik dinamikai žmonės. Šausim pro sieną, kur yra gal tramcomų storio. Tai šitos pusės, kaip praeitoj salėje, susupsim ir tiesiog čia bus mirtinas turnikas. Čia Ernestas laikys su dėjimdėjimais. Ir tada šitoj pusėje čia bus švediška senelė. Ir tą pusę tiesą sakau. Čia svoriai bus, ten bus visokios gumos, dėžės ir panašiai. Ir ten, kur rokas dažų duris bus įimas į antrą salę. Ten jau bus tik bazės salė, jokių dinamikus nieks nedarys. Bet bus turnikai, bus lygiagretės, bus bėgtakis. Žodžiu, mes čia pavaikščiom biškį. Ateini į čia kambariuką tokį. Noika toksai pasilenkia, randa tokį dėžę įtartiną. Pasižiūri ir čia nais tokia balto šūdo kažkokia yra. Pasižiūri, kas čia užrašyta talka. Čia ne kryda, seniai, čia kuksas. Jei kam reikia Mayhem House'ui panašo, mes padarysim. Dar vienas prikolas. Mobiliakas. Pasiklausykit. O kam tu skambini? Mama. Prikolas yra atsiliepęs. Nebe prikolink, karoči. Nu ką, mamytį skambinau? Davai. Alio. Bet tai tu žiūrėk, čia senas skaitliukas dar yra. Kokia mes amžiai gyvenam čia? Kas čia, ble? O kas čia? Čia radija? Nu? VLK. Šaukė. Šaukė, demonai šaukė. Man atrodo, neveikia. Alio, dispečerinė garažė. O, prašom. Einam, spustesnė, sudaro. Laikykit, prašau. Gali. Pažiūrėk, tu labai drąsiai laikysi, jis visi juda. Kas čia, privelnis Tai va, atvažiavau prie salės, o toksai mūsų pastatas. Už manęs ten yra servizai, gal vėliau parodysiu, kur plius minus atrodo šitą salę, bet pagrindinis įėjimas va čia nais yra už manęs. Na taip gal sveikinis. Jo? Na, gerai. Linkėjimus paradė. Linkėjimai mamai. Ir tėčiai. Ir broliui. Ką? Ponai, prikopė, gal. Aš nereikėjau, nes ką tik paslydom. Ir aš nežinau, kiek tvirtas šitas. Laikai? Nu, tipo. Nu tai žodžiu, čia jis apsimeta, kad dirba. Nu, Aš dažau sieną, čia dažysiu sieną. parodyk kaip dažai. Nu, parodyk. Same shit, different day, ne? Taip šiandien, dėdė. Dėdi. Oi, kaip tu moki. Dabar machinacija yra tokia. Žodžiu, apipaišiau šitą logo. Ir čia yra skylės, ant kurių aš turėsiu kabinti. Tai pasižymėjau skylės ir kabinsim kažkur tenais. O čia Noika jau antras sluoksnį padarė labai gražų. Labai gerai, tik biški rankas kerta. Tai čia dėl to ir mes susirinkom, kad daryti, kaip jisai, arm workout. Nes kojų mes nedarom. Dar. Mesgi iki čionais kaip nusigavom. Ėjom. Tai va, šioks toks progresas. Žodžiu, va čionais visokius vamzdžius kriauklį išpjovau, tenais visokių nesąmonį išpjovau, laidus visokius triubas. Titas ten tas duris dažo ir čionais pradėsim jau turniką statyti. Pirštai tokie, rūbai visų tokie. Duris nusidažė juodai. Tos jau žuvo. Kabina Mayhemo logotipą. Čia nusidažė. Įsivertinom, kad čia bus apdovanojimų lentyna, kažkas tokio. Kol kas tikimės labai, kad šiandien Robkė padaro turniką, mes palaukiam, kol jis atšala, sakykim. Ir gal netgi šiandien jau bus pirma Mayheme dinamikos treniruotė. Bandysim pataškyti dinamiką, gal susimesim čiūžinius, dar kažką. Tik didžiausias kabliukas, kas gali užtemti laiko šiuo atveju. Tai yra šitas vagumus. Čia yra apie 100 kvadratų vagumų. Ir jis tai turi išsikloti, kai buvo anksčiau Mayheme,
kol neįsiklostom, negalim turnikai daryti į dugną, nes jis kiaurai gumas. O ką keičia? Ką keičia? Ką čia darom? Užsisakai ir gauni ataką, užsisakai. Skanaus, karočią, chebra. Dziękuję bardzo ir tau. Salė atidaryta. Ką, žinau, jaučiu viską parodė, ne, kur kas yra. Nu, čia kaip ir atidarimas įvyko šiandien, pirmadienis, kas lapkričio 6, bet be abejo dar salė yra kai kurių dalykų nepabaigta daryti. Tai tam truko ir laiko, ir dar finansų pradinių, tai kas pavydė lankys salę, tas pastojo matys, kad jinai vis atsinaujina ir panašiai. Tai, nu, čia kas šitoj salėje pagrindinis dalykas, kas turi atsirasti, tai per visą tą plotą, kur nėra guminės dangos. Tenais turi atsirasti foampitas, tai jisai bus iki man iki peties. Atitinkamai ir turnikas jau tenais aukštai surinktas iš šono. Jo, tai po to, kai mes pabaigsim daryti rūbinę, ten dar paties biškį grindinę dangą, kabyklą padarysim, suvirinsim, tai kai tenais pabaigsim darbus, o čia aš manau ten 2 savaitgalių darbas, tada visas pastangas ir finansus mesim į foampitą, tai jį planuojam, nu, būtų gerai atidaryti iki vasaros, kad jisai būtų ir jau tada, kai bus foampitas, tada pradėsim į kitą salę kraustytis. Nu, turiu omeny antrą salę atidarinėti, čia dar bus atskira patalpa, kur bus kačialka. Svoriai, hanteliai, bėgtakiai, stalo tenisas. Jum šviesai yra. Tai kol kas va taip atrodo. Lempas šitas visas nuimsim. Jo, tai čia šiaip, nu, aišku, padažysim viską, čia sutvarkysim, irgi patiesim kažkokią tais dangą, tai viskas atrodys labai gražiai. Padarysim kažkokį turnikų rygą, kas dar daro bazę. Tai, kaip sakiau, bėgtakiai, ten dvirtakiai ir taip toliau, dar stalo tenisą čianais tikėtina atvešim irgi kitą savaitgalį ar dar kitą savaitgalį pastatysim kol kas laikinai, kol nieko nėra. Nu ir tiek veiklos.